Džiaugiuosi čia matydamas labai daug jau ir pažįstamų veidų ir ypač džiaugiuosi tiems naujiems veidams, naujiems žmonėms, kurie prisijungia prie mūsų kasmetinės konferencijos. Tikiuosi, jums irgi tai taps tokia tradicija kiekvienais metais, gegužės 3-4 savaitę ateiti pas mus ir paklausyti apie efektyvumą, apie inovacijas, apie dokumentų ir verslo procesų valdymą. Taigi, kaip sakiau, ta konferencija vyksta jau ne pirmus metus ir taip sakant, susitinku su jumis kaip su senais bičiuliais. Kai bičiuliai susitinka dviese, ką jie sako visų pirma? Klausia vienas kito, kaip tu gyveni, kas geresnė? Na ir Lietuvoje matyt kažkaip yra įprasta, nesigirti. Tai lietuviai, kai susitinka, sako, kas geresnė? Tai, kaip čia viskas gerai, ten galėtų būti galbūt dar geriau. Dar kažkaip nėra tos kultūros pasigirti, bet aš kaip tik šiandien norėčiau tą kultūrą šiek tiek pakeisti. Ir matyt, nenorėčiau sakyti apie tai, kas yra blogai pas mus. Nes kaip ir bet kuria kompanija, pas bet kurią organizaciją, šeimą yra ir gerų ir blogių dalykų, bet mes vis dėlto žiūrim į tas gerasias dalykus, kurie mūsų inspiruoja, kurie mes veda į priekį. Taigi, jeigu paklaustumėt manęs, kas geresnio, tai sakyčiau, paaugom. Mūsų pajamos kaip sulyg kiekvienais metais po 30% auga, vartotojų kiekis padidėjo maždaug 5,000 per pastarosius metus, tai, sakyčiau, yra ko girti, padidėjom. Prieš metus mūsų buvo tik 25 darbuotojai, šiais metais jau perkopėm 50. Tai dvigubai padidėjo kompanija per šios metus. Persikrastum į naują ofisą, ir šiek tiek prasiplėtėm, išvažiavom į užsienį, atidarėm savo atstovybę Kopenhagoje, pasirašėm partnerystės sutartį Šiaurės Amerikos regionui, turim atstovybę New York'e, tai šiek tiek plečiamės ir į kitas pasaulio šalis. Tai gal tiek apie pasigirimus, o dabar papasakosiu apie tendencijas, nes mano pranešimas, prezentacija yra apie tai, o kasgi vyksta, kokios yra naujos tendencijos. Tai gal susitarsim visų pirma, kad pasakosiu apie tas tendencijas, kurios yra susijusios su verslo procesų valdymo sprendimais. Aš nenusimanau popmuzikoje, dėl to apie popmuzikos tendencijos nepasakosiu. Nenusimanau Formulė 1 taip gerai, kaip Kristijonas, tai matyt irgi apie ją negalėsiu nieko įdomaus papasakoti. Bet verslo procesų valdymo sprendime, manau, kad nusimanau pakankamai neblogai. Ir norėsiu papasakoti apie tai, kaip aš matau tą, sakysim, aplinką pasaulio mastu, Lietuvos mastu, kuri įtakoja tai, kas vyksta čia pas mus, Lietuvoje. Tai kasgi keičia pasaulį? Atsiranda tokia, sakysim, nauja, ne nauja, bet tokia abreviatūra skaitmeninis vartotojas. Tai visų pirma, į mūsų darbus mes kiekvieną dieną matyt matom naujas kolegas, jaunos veidus, kurie ateina, ką tik baigė universitetus ir jie iš tikrųjų darbą neša ne tik tai, sakysim, ateina su pusryčiais arba pietum, bet atneša savo telefoną, planšetą, nori jį pajungti prie tinklo, nori irgi su jais dirbti ir matome, kad žmonės iš tikrųjų yra žymiai labiau apsupti visokiamis elektroninėmis priemonėmis. Kita vertus, mes irgi, kaip vartotojai, galėčiau papasakoti iš savo pavyzdžių, kad prieš kokius 6-7 metus man buvo žymiai paprasčiau atspausdinti dokumentą, jeigu su juo reikėtų susipažinti. Pavyzdžiui, sutartis, kokia nors ataskaita, tyrimas, atspausdini, laikai tą popierių, kažkaip jauti, kad tau į smegenis lengviau viską informacija įeina, ne? Bet sakyčiau, kad jau pastarosius metus jau šito nedarau. Aš atidarau planšetę, kompiuterį ir man jau tampa žymiai paprasčiau tą patį dokumentą skaityti jau elektroniniu formate, negu prieš tai popierinėme. Nes tas turinys tose dokumentuose dažnai būna interaktyvus. Yra nuorodos į kitus, sakysime, internetą. Yra kažkokie netgi filmukai yra įdedami, kažkokie tai ten judantis paveiksliukai būna ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dažnai būna taip, kad jeigu mes atspausdinsim, tai jau prarandam dalį to turinio, kurį norėtume naudoti. Tai reiškia, kad po truputėlį mes vis labiau esame įtraukami į tą elektroninį pasaulį. Ir galbūt kartais to net nejaučiam, bet taip pat jeigu padaryti tą retrospektyvą, tai jau kažkas vyksta ir tas, sakysim, efektas tampa vis greitesnis. Kitas dalykas. Debesų kompiuterija. Pakelkite rankas, kas pirmą kartą šiandien išgirdo apie debesų kompiuteriją. Manau, Kristijono
pristatymas bus jums itin įdomus. Na, iš tikrųjų, debesų kompiuterija galbūt nieko tokio naujo mes čia neišgirdom, kas čia per tendenciją, nieko čia naujo liktai. Bet aš sakyčiau, kad ne visai taip yra. Lygiai taip pat, kaip įsivaizduokit arba prisiminkit smartfonus, taip? Pirmą kartą apie juos aš išgirdau maždaug prieš 15 metų, kad yra išmanieji telefonai. Gyvenime nežinojau, ką su jais daryti. Išmanieji telefonai, jų čia tampa vis daugiau, jie čia yra kažkokia gyvenimo ateitis. Bet matyt, supratau galbūt kaip vartotojas, kas yra tas išmanusis telefonas galbūt prieš kokius 4 metus. Kad taip, iš tikrųjų aš jį galiu naudoti, taip, iš tikrųjų jisai naudingas, ten yra aplikacijos, aš galiu internetą pažiūrėti, orą patikrinti, mailą perskaityti, taip toliau. Nes iš tikrųjų tos funkcijos buvo ir ten prieš 15 metų, bet dabar aš jos kažkaip, jos natūraliai tampa jau mano gyvenimo dalimi. Tai lygiai taip pat ir debesų kompiuterija tampa draugiškesnė. Ji tampa žymiai labiau prieinama. Mes netgi nepastebėm labai dažnai, kad mes ją naudojam praktiškai kiekvieną dieną. Paprastas pavyzdys. E-taksi. Arba bankingo sistemas. Arba parkavimo mokėjimo sistemas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tų sakysim, aplinkų debesų kompiuteriai tampa vis daugiau ir jos mus taip kažkaip irgi apgaubė ir mes tampame kasdieniniai naudotojai tų sistemų, nors apie jas kalbame labai senai. Mobiliosios technologijos. Vėlgi grįžtant prie to pavyzdžio su telefonu arba planšetė. Kas pamena palmtopus? Tokie renginiai buvo, palmtopas, man atrodo, 1900 barzduotais metais buvo sugalvoti ir parodyti visuomeniai. Netgi kažkada skaičiau tokį straipsnį apie Apple, kad jie iš tikrųjų iPado koncepciją prašė 1987 metais, kad bus tokie renginiai. Tai kaip ir, sakysim, irgi kažkas tokio ne visai naujo, bet ir to pačiu irgi naujo. Mobilieji telefonai tampa mūsų kasdieninio darbo gyvenimo priemonė. Facebookas, LinkedInas, paštas, internetas, Viberis, mes matyt gal skambinam savo vaikams, kurie yra Anglijoje arba kažkur tai svetur dirba, ne? Vėlgi, tas augimas to, sakysim, naudojimo vis tampa didesnis ir didesnis. Saugumas ir standartai. Čia yra šiek tiek galbūt tricky dalykai, bet kurie nelabai matosi, bet vėlgi kalbant apie elektroninį parašą, apie kurį mes kalbame kiekvieną kartą mūsų konferencijoje ir matyt nuo to pradėjome netgi mūsų konferencijoje pasakoti apie tai, kas tai yra elektroninis dokumentas, kaip jis yra naudojamas. Ir dabar jau ta naujiena jau nėra naujiena, jau visi žinome maždaug. Galbūt daugelis iš mūsų matyt naudojasi ir mobilioji parašą, turi sertifikatus ir pasigaminę ir pasirašo elektroninius dokumentus. Tai čia yra tas standartas, kuris įgalina mums dirbti elektroninėje erdvėje. Saugumas. Irgi mes jau dažnai nepastebėm, nepagalvojam apie tai, kad reikėtų, kaip mes prisijungiam prie Google, pavyzdžiui, mailo, ne? Nepagalvojam, kaip mes ten kompiuterį surinkam slaptažodį, kažkas pasirūpina to saugumu ir ten viskas yra tvarkoje, ne? Tai tie, sakysim, tos technologijos, kurios irgi sukuria tampa patogesnės ir mes jų net nejaučiam, kaip jie, sakysim, tampa mūsų gyvenimo dalimi. Ir jeigu taip jau pasakoti apie Lietuvos pavyzdį, elektroninis paštas, ne? E-pristatymas. Girdėjote matyti apie tokią, taip? Tai yra vėlgi tam tikras integracinės aplinka, kuri leis mums elektroniškai erdvėje gyventi, keistis dokumentais, bendrauti ir taip toliau, ir taip toliau. Skaitmeninių verslo paslaugų augimas. Tikrai, didelė gausa. Galėčiau galbūt, 2 puslapius A4 formato, tik tai surašyti, kokios yra naujos paslaugos arba nauji produktai, kurie atsirado ir čia Lietuvoje, ir pasaulinėje rinkoje, jeigu mes domimės, tai tos technologijos, kurios įgalina mums kažką tai daryti elektroninėje erdvėje. Vietoj to, kad daryti analoginiu būdu, vietoj to, kad nešioti popierinį dokumentą, atsiranda tos technologijos, kurios jau gali tau viską padaryti visiškai kitokiu būdu, elektroninėje erdvėje. Ir verslo procesų greitis ir lankstumas. Tai jeigu mes kalbame apie informacinės technologijas, jos visos yra apie greitį ir lankstumą. Visų pirma, technologijos jos suteikia galimybę kažką daryti greičiau ir kitas dalykas, kad jos suteikia keisti kažką tai. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie e-komerciją, užsakus užsakymą, ar aš galiu jį pakeisti. Matyt,
popierinėje erdvėje būtų, ai, čia ne, čia būtų, jau mes ten jau paleidom užsakymo vykdymą, jau čia nieko negalite. Dabar, jeigu noriu pakeisti, prašau, jeigu prekės dar nepristatytas. Lygiai taip pat taksi, kas naudoja. Užsakėt taksi ir persigalvojat. Ir dabar reikia skambinti tai operatoriui, sakyti, atsiprašau, aš čia, žinokit, noriu atšaukti užsakymą. Ir taip kažkaip jaučiuosi, man žmogui pasakyti, kad aš apsikvalinau, čia paraudonuosiu. Jeigu aš turiu taksę, tai taip paspaudžiu ir nieko nereikia aiškinti. Ne? Atsisakiau, nenoriu jau taksi ir viskas. Ne jūsų reikalas. Kaip ir papasakoju šiek tiek apie tas tendencijas, tai kaipgi galima būtų reziumuoti visą tai. Tai sakyčiau, kad galbūt pasikeitė ir nedaug, bet tuo pačiu ir tikrai nemažai. Mes tampame elektroninės erdvės, gyventojais, piliečiais. Mes vis labiau ir labiau tampam priklausomi nuo elektronikos. Jeigu galima sakyti, tai priklausomi. Aš sakyčiau, kad nepriklausomi, atvirkščiai. Elektroninis pasaulis palengvina mums gyvenimą vis labiau ir labiau. Visų pirma, visos tendencijos, pokyčiai, kurie vyksta šiuo metu, jos visų pirma apie tai, kad vartotojams turėtų būti labai lengva įsisavinti. Aš jau pasakoju apie tą planšetinį kompiuterį, apie, e-taksi sistemas ir taip toliau, kurios visų pirma dabar tampa žymiai prieinamesnės, žymiai lengviau yra jomis naudotis. Lygiai taip pat apie elektroninį parašą. Mes kaip kalbėjom anksčiau, tai čia mums reikia ten prisijungti prie kažkokios tai sistemos, ten po to, jeigu man reikia perskaityti, aš jau kompiuterį šitos programėlės neturiu, o po to dar saugoti reikia, o kaip yra saugoti, su archyvavimo dar klausimai tenai, reikia pakelti į kažkokį tai lygį ir taip toliau. Tai šitie visi klausimai kažkaip tampa vis tokie mažiau aktualūs, nes jie tampa vis labiau paprastesni, jau daug kas atsakė į šitus klausimus, ne? Su sąskaitom faktūrom elektroninėm, aš tikiuosi šiandien bus pristatymas apie tai, taip, tai irgi papasakos man labai įdomus dalykus, tai vėl, kalbant apie buhalterius, ne, sąskaita faktūra, tai jeigu reikia saugoti 10 metų, reikia spausdinti, o jeigu aš gavau jų elektroniniu būdu, tai kaip ir turėčiau saugoti tame, sakysim, formate, kuriame gavau, tai jeigu elektroninėme, tai kaip, tai geriau aš spausdinsiu ir saugosiu, bus ramu, žinai, VMI neturės man klausimų. Kitas dalykas - pasiekiamumas. Žmonės mes tampame labai mobilus, keliaujame ir mes norime tom paslaugom naudotis visur. Tai čia kaip ir viskas labai paprasta ir lankstumas apie tą, ką aš pasakiau. Jeigu aš noriu taip, o po to taip, o dar va taip, tai volia, viskas yra įmanoma. Ir viskas žymiai paprasčiau informacinių technologijų pagalba. Dabar visą tai apibendrinant papasakoti apie tai, o kągi daro DocLogicas, kaip jisai atrodo visų šitų tendencijų akivaizdoje. Aš sakyčiau, kad visų pirma, tą, ką mes darome, tai kūrėme technologijos, padedam vartotojams, kurie nori keistis, tapti žymiai efektyvesniems. Tai mūsų sprendimai visų pirma yra skirti tam, kad jūs savo darbą atliktumėt greičiau, patogiau, lankščiau, nereikėtų kontroliuoti kiekvieną kartą ir taip toliau. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai elementas, tai ne tik tai mūsų dalyvavimas šitame procese, bet ir jūsų noras keistis. Pavyzdžiui, prieš 100 metų, jeigu žmonės sakytų, pirktų automobilį ir balnuotų arklį prie jį, tai pasakytų, kad durnė, ne, tai kam vežimasgi yra, ne, tai kam mašiną pirkti, ne. Bet mes lygiai taip pat dabar darom su informaciniam technologijom, mes jos įdėgiam ir po to vėl bėgam su popieriukais visur. Tik, tam reikia vizą surinkti, dar kažkas tai, o po to dar papildomai reikia tą padaryti kompiuteryje. Nesąmonė, ne? Bet iš tikrųjų taip darome dažnai. Tai sakyčiau, kad ne tik mūsų indėlis yra svarbus kaip programinės įrangos, kaip žinovų kažko tai, sakysim, kaip žinovų procesų, žinovų kažkokių gerų praktikų, pavyzdžių, technologijų ir taip toliau, bet yra iš tikrųjų labai svarbus yra jūsų noras keistis, jūsų noras tapti efektyvesniems, jūsų noras supaprastinti savo gyvenimą, jūsų noras, būti labiau konkurencingais. Tik tada mes galime dirbti kartu ir padėti vienas kitam. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi, kad konferencijoje yra tiek daug dalyvių, tikiuosi, kad jūs čia atėjote būtent dėl to, kad norite pasikeisti. Ne? Aš kalbu ne apie ten aukštosios materijos, aš kalbu apie
mūsų kasdieninį gyvenimą, apie mūsų darbą. Taigi taip, visi mes norim keistis. Šaunu, bet. Atsiranda visokie bet. Ir tų bet yra labai daug. Vėlgi, o kaip VMI ten pažiūrės į tas sąskaitų faktūrų elektronizavimą? Arba įstatymai neleidžia, kaip aš girdžiu. Iš tikrųjų, ar tikrai neleidžia? Jeigu taip paskaityti, tai nėra taip iš tikrųjų per sudėtinga. Per sudėtinga. Jeigu vėlgi grįžtam prie to automobilio pirkimo, jeigu žmonės prieš 100 metų nepirktų automobilio ir sakytų, ne, čia per sudėtinga, vairas, čia kažkokio vairalas, dar kažkas, čia spaust pedalus, ne, tai geriau aš ant arkliuko pajūsiu, ne? Tai irgi matyt būtų keista, ne? Ką reiškia sudėtinga, ne? Jeigu tas technologija tau leidžia tapti greitesniam, tai reiškia nėra sudėtinga išmokti, ne? Neturime įrangos, dabar įrangos, man neturim. Va, Kaikaris Kristijonas papasakos, nereikia įrangos, imkit klaudą. Kam skubėti? Iš tikrųjų, kam skubėti, jūs aplenks, tada jau, neskubėk ir būsi pirmas, kai kurie sako, ne? Bet iš tikrųjų gal ne taip yra. Ir archyvavimas irgi visada yra tokie klausimai, kurie kyla, kalbant apie elektroninius dokumentus, apie kažkokius procesus, apie tų saugojimo istorijos ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų visi šitie bet, yra labai lengvai įveikiami. Jeigu mes norim rasti atsakymą, mes visada randam atsakymą į tai. Ir šiandien kaip tik mūsų konferencija yra apie tai, kaip įveikti visus šitus bet, visus šitus, sakysim, tokius mažus trūkdžius, kurie mums leidžia gyvendinti mūsų svajonės arba mūsų tikslus. Kaip ir galėčiau pavyzdį vieną papasakoti ir sakyčiau, kad labai geras ir sėkmingas, kaip mums pavyko pasikeisti ir už tai gauti labai šaunų prizą. Kiekvienais metais yra organizuojama konferencija nepriklausomų programinės įrangos gamintojų, kuri vyksta Londone, ir šiais metais mes apdovanoti kaip geriausias dokumentų ir verslo procesų valdymo sprendimas Europoje. Ir sakyčiau, labai puikus ir geras mūsų pripažinimas. Ir ką aš sakyčiau yra dar įdomiau ir svarbu, ir kodėl mums šitas pripažinimas yra svarbus, kad vertinamas yra ne kažkoks tai rinkinys funkcijų, kuri vykdo jūsų sistemą, nevertinamas kažkoks tai kiekis klientų, kiek jūs turite, arba kokią apyvartą jūs turite, o vertinama iš tikrųjų, kaip jūsų sistema, jūsų diegimas padėjo konkrečiam klientui. Ir šiuo atveju mes pristatėm mūsų diegimą Avia Solution Group kompanijoje, kurią mes įdiegėm tikrai, sakyčiau, labai šaunius, modernius sprendimus susijusius su procesų valdymu, sąskaitų faktūrų tvirtimo, sutarčių valdymu ir taip toliau, kurie labai aiškiai, efektyviai parodė, kaip šitas sprendimas padėjo konkrečiai kompanijai ir kokią naudą jie iš to turėjo. Ir šitoj vietoje mes, šitam competitione, jeigu taip angliškai pasakyti, mes konkuravom su kompanija, kuri darė diegimą Airbus'e ir BMW. Ir pasirodo, mūsų sprendimas ir mūsų įdiegimas buvo geresnis negu tokios, sakyčiau, pakankamai žinomos vokiškos kompanijos. Taigi, norėčiau čia dar pasidžiaugti ir pasigirti, čia paskutinį kartą šiandien. Ir šito, sakysim, notą norėčiau užbaigti savo prezentaciją, palinkėti jums būti drąsiems, inovatyviems, ieškoti sprendimų. Tikiuosi šiandien įdėmiai klausysite prezentacijų ir tikrai išgirsite ir rasite tą sprendimą arba atsakymą į jūsų klausimą, jūsų bet. Ir malonios ir turiningos dienos. Ačiū labai.